Pirmasis mūsų akmuoja. Na, kaip ir žalos daugiau nepadaryta. Na, kaip mūsų skardos keliavo. O, kaip gerai atrodo. Vaizdas pasikeitė? Pasikeitė. Žiūrėk, juda. Sveikučiai. Trečiadienis. Pam. Patinka man ta tvora. Taip visai lygiai gražiai gavos toks. Aišku, aukščiai tai vien dėl to gerai gavos, nes vientisą aukštį dariau. Šitoj pusėje nėra nuolydžio tvorai. Ir tik vieną atraminį įdėjau per vidurį. Nes iš pat pradžių persistengiau ir nuolydį stulpiukui padariau, tai sakiau, įdėsiu tada, kai tempsiu kitą galą, tai dabar grįžo ant nulio ir reiks įstatyti antrą. Ir čia tvora yra tik apsauginė, reikia žiūrėti, ar per priekį neėjau šitų galiukų nugraužti, ar įėjo. Galvoju, reiktų kokio tų plonesnių stulpelių, kaip sodyboje dariau tvorą, nupirkti augalam ir juos sukalti. Nes medinius kuolus kalti nematau prasmės, nors ir impregnuotus juos ten ir taip toliau. Jie kiek laikys? Maksimum 5 metus. Na, kaip ir žalos daugiau nepadaryta. Šiaip kriaušių tai net nelietė, net neįdomu. Slyvos ir obelis įdomiausias ir skaniausias matos. Kai šašlas nuskrido, tai papietavau, atvažiavęs nelabai pasiėmiau tos kameros. Va, tada šiek tiek yra stogo. Mano meilė pareina. Labas rytas. Labas rytas. Ketvirtadienis. Vaikas atiduotas į atiduotuvę ir pasiruošus kelioniai. Na? Didžiai kelioniai. Jo, vieną pusę kyla. Na, aš manau, kad kilometras. Tuoj nunulinsim, manau. Man ros pusę kyla. Na gerai, va, nulį padariau, pažiūrėsim. Šiandienos tiksliukas tas pats. Čerpės. Ir turbūt ties čia vlogas ir baigsis, kai išlipsim iš mašinos. Gal parodys ant galo, nebent. Na, pamatysim. Kai bus, pamatysim. Tai jeigu nepamiršim. Gerai. Varom. O, kaip gerai atrodo. Vaizdas pasikeitė? Pasikeitė. Į gerąją pusę? Aha. Nu gerai. Tai žiūriu, lentų galai šviečia. Tai reiškia, nupjaustai tu juos. Nupjausčiau ir reiks ten nulyginti ir nudažyti juos. Vėl nudažyti. Taip. Nu, gerai. Ir iki nuo darželio iki namų pasirodo 1,1 kilometro. Tai Robertas patysesnis. Tai mes su Melisa kelis sykius reiškia parėjom. 2 kilometrus svaikščiot. Nu, tada ne, Bet taip tada sąžiningai dalyja. Kelis sykius. Tai reiškia, Melisa kilometrą kaip nieką gali nueiti, ne? Nu, ne kaip nieką, bet gali. Reiks didėti atstumus, nenoriu. Nuo ryto nenori gaidžia? Tai... Kepsniuko nuo ryto nebendra. Kaip tu jėgų sukaupsi? Nežinau. Jeigu be gaidžio... Vakar nuėjom 12 miegot, nes grįžom tik tai tada. Vakar skardas lankščiau iki... Ir batas netikėjau. Iki 11, ne? Jo, ilgiau. Iki pusė 12. Ar iki 11. Nu. Nu, žodžiu, ilgai sutemo. Prifeilinau. Prieš šį kaumuolę. Ne ten atmatavau kreivai, po to teko nupjauti, dalį išmesti. O tas kainuoja? Na. Reikia rytinę meditaciją padaryti. Augaliukus. Apžiūrėt. Aha. Esu vėl galvą daužė man su ta. Labai sunkiai. Turim kepsniukų. Kelis dalykus iš pavakar. Ir duonas. Aš savo šviesią duoną, Robertas tamsią duoną. Aš tik juodą valgau, nes aš supratau, kad čia balta duona yra man kaip plastelins. Ir užkiš man skrandę. Tai, o juoda duona, juoda gerą konsistenciją palaika ir taip toliau. Gerųjų bakterijų. Aš maitinu savo gerasis bakterijas ir turime dar pomidorų su plotu. Jau čia nuo praeitą sykę, kai aš buvau. Čia dar vienas yra. Irgi su plotu. Na, kaip mūsų skardos keliavo, išsipakavo net. Vakar tik tais, nežinau, 11:30 grįžom namo jaučiu.
Dėl šito grožio. Tik dėl šito grožio. Darbai šiandien baigti. Kaip ir sakė. Ir per dieną nepasiėmiau kameros, bet taip nusikaliau. Bet kas yra didžioji dalis kvadratūros išklota, išdėta, kaip čia, yra. Šiaip tai visą pusdienį užtrukau prie įlajos vienos, pripjauti ją ir skardą sumontuoti. Ir pagalvoju, per 2 dienas sumečiau ant tiesiųjų, kur yra. Kiek čia sumečiau? Na, vienoje pusėje yra 102 kvadratų, kitoje 8. Tai, nu, realiai 100 kvadratų sumečiau. Tai per 2 dienas faina. Na, aišku, čia su pripjovimu vienu. Ir rytoj laukia didysis iššūkis, tai yra antroji įlaja. Tai bus vlogelis dabar jaučiu visos savaitės, nes tą patį per tą patį aš čia veiksiu, darysiu. Ar bus vlogelis stogo tiesiog jūsų? Ne, bus jokia stoga. Neturiu ką aš čia rodyti. O tai kol visą stogą pabaigsi, padarys vidus? Ai, nu, žiūrėsiu. Pirmadienio vlogelis sklipe. Reiktų į savo terasą nusipjauti žolę jau. Bent jau tą kelią. Mūsų terasytė jau tupi moterytė. Sakau, gal po Instagram'e šiek tiek? Tai gali? Gal tau žymėsiu, gal dar 5 eurus gausiu. Tai šiandieną statybose. Ir nuo ryto prisižiūrėjau tik tokią nesąmonę. Kokias nesąmonės naudą. Tai su Volt programėlė ten gavau 5 eurus, kažkokį ten kodą suvedžiau. Ir užsisakiau picikės. Aš žymėtai pa nelabai. Kaip nori? Dar šilta pica? Tai turbūt aplinkelį mačiau važiavo. Ir vairuotojas, kuris atvažiavo, sakė, jeigu grįšiu, aš būsiu piktas. Nuvedėm į tokį keliuką šunkelį. Na, realiai sutaupys kokius 7 kilometrus, nereiks ratą važiuoti. Ypač nuo, neaišku, iš kurio kankaną vežė. Akropolė. Tai tada tikrai sutaupys geroką ratą, nes jam čia Akropolis, nu, 3... Porą kilų. 2,5 gal. O aplinkeliu, tai... Pala, man draugelis kaip tik ir sakė, ar 8 kilometrai. Nu tai minimum kokį 6 kilometrus sutaupys. Aišku, biškį lėčiau, per laukus, bet vasara gerai. Ir tie lauko keliukai gerai. Visai skaniai čia ta pica suėjo. Pasimaivėm. Būtent pasimaivėm. Pavalgėm. Sužinojom, ką pas mūsų vis dėlto veža. Jo. Pradžiai kažkaip metė, ką neveža. Ne, nu taigi čia miestas yra, turi vežti. Ką sakyčiau, į mūsų kaimo reikėtų vežti. Tai miestas miške. Pas mum arba miškas mieste, ne? Miškas mieste, jo. Ir reikia toliau čerpį dėti. Šiukšlės aprankiot. Bateriją dar pažiūrėt pakraut kokią. Šiandien šiaip nemažai šiukšlių apsirankėjom. To šiukšlės, grūza gabaliukai, čerpį gabaliukai visokie. Ir taip toliau. Kad mėtos ant kelio. Ir kaip mielai čia vabalsdavo ant kameros ekraniuką vaikštą. Sveikučiai. Ai, nežinau kelintadienis, bet atvažiavom į objektą. Ir varom. Na tai atvarėm į objektą, va. Labai svarbų darbą reikia padaryti. Tai yra suvalgyti ledų. Kaip sakant, be ledų nebus gyvenimo, be gyvenimo nebus namų. Ir reikia pasimėgauti, ne, tą akimirką, kuri akimirka yra nuostabi. Visiškai nuostabi akimirka. Šiltas oras, saulė ir svarbiausia ledas. Tokią didžią varpų čia nesu matęs dar. Ta prasme. Aš čia atsistojęs ir jis lygiai subamba man. Nugrinai tikras varputis. Na tai šiandienos stebuklas yra šitas. Tiksliau šitie. Daug šitų. Reiks kažkaip juos sukišti žemę. Nors aš su tapkėm ir kojinėm, pasiėmam kastuvą ir pradedam kasti.
Šiokie tokie žemių kalniukai ir pradėta kasti jau. Pliažas. Kam pliažas, kam skylė. No. Ir dar tokia drėgna, molinga skylė. Bet gerai, kai dar kasas, tai dar faina. O sakai, paskiau nebesikas? Nežinau, kas bus toliau. Žinai, būn bairių. O gal fontans šaus? Ne, fontano ne. Nebūn fontans kažaut? Būn, bet labai šaltiniuotose vietose. Ar toks mini fontaniuks? Ne. Būn kitą kartą, kad pramuši tą ir pasipil vanduo. Bet... Ar koksai, kaip ten tie... O į drenažą nebaisu pataikyt, nes čia aplinkui jo visai nėra. Jo, žiūrėjom, mūsų sklyps visiškai be drenažų, tai iški liūdna. Reiks kažkaip nusidrenažuoti jį. Patiem? Nu. Įsilygysim žolę, tada drenažą sumastysim. Ne, pirmą išsilygins sklypą ir tada drenažą. Nu tai sakau, kai išsilygysim. Nesėsim žolės. Bet tada sukris. Ne iš po. Būtent reikia pasidaryti lygiai. Tada drenažą jau žinosim, kur reikia. Ir... Ai, matys, gyvenimas parodys. Svarbiausia dabar mūsų tikslas yra apsigyventi čia. Dabar vanduo. Kitą savaitę apšiltint, va, vandens reikia. Kanalizuoką pasidarys. Kitą savaitę apsišiltinam ir kokie per Joninės gyvenama, ne? Oho. Per Joninės būtų gerai išsibetonuot grindis. Aha, labai gerai. Pažįsim, gal netyčia prisišnekėsim, ne? Ką manai? Gal. Jau per vieną kastuvą iškasiu, o tai reiškia, kad reikia jau atsirident pirmąjį žiedą įsileisti. Žiūrėk, juda! Eina savo, Vilė! Eina! Bet eina, Juhu! Kas toliau? Robert sunaikina kastuvą ir padarė kastuvėlį. Vilė sakė, labai simpatiškas. Aha. Koks trumpsas, o aš negaliu, eina, na. Dar trumpa pasidarė? Na, biški dar trumpa. Pirmasis mūsų akmuo, A, ten nieka nėra? Nieka. Nebuvo. Į smėliuką. Ir pirmasis mūsų vanduo. Tada turbūt pusę kibirą jau prikasčiau vandens. Bet dabar ant paprau. Užteks. Nu dabar eik ten. Ir galbūt daug ir per mažai. Wow, labai gerai. Nu gerai, pakoreguok šitą. O, ar ne? Ar ne? O, tobulą. Nu, o dabar guldyk. Labai gerai. Čia labai gerai. Kadangi čia yra visur pas mus dabar kažkodėl plaūnas, visiškas smėlis ir neišeina koreguoti žiedų krypties, nes kas su ta šona, kurio man reikia, kad eitų jį, neslenka ir ta šonas ir visas. Aplamai aš galiu per vidurį šulinio kastis ir tiesiog jisai raukęs tas visas skystis, vanduo ir taip toliau. Bet labai patenkinti esam, nes du žiedus iškasėm ir turim šiek tiek sultinio. Ir jau pasilaistėm šilauogės ir to mums šiandien užtenka. Mūsų vabalas laksto. Iš vis toks klusnutis palikęs. Važiuojam persi namo, ką? Važiuojam? Varom namo, gerai?